Vakar namuose Alytaus Dainava susitikusi su Tauragės Taurės komanda jau 6-ąją minutę Dainavos saugas Danielius Gunevičius gavęs perdavimą kamuolį vienu lytimu permetė per nuo vartų atsitraukusį Tauro vartininką Martyną Matuzą. Fortuna šį kartą buvo tikrai mūsų pusėje, ko negalėčiau pasakyti apie ankstesnės rungtynės. Vyrai sukovojo, ypač antram kėlinyje, įėjus Titui, žaidimas paaštrėjo, atidavė viską. Sukovojo taip, kaip turėjo. Komandos tikslai, tas atgimimas, kaip mes vadinam, su Dariaus atėjimu, papildėm šiek tiek ir administraciją, stengsimės sutvarkyti klubą, pastatyti jį ant kojų, įvesti teisingą linkmę, padaryti šiokią tokią strategiją, nekalbu apie vieną sezoną, 2-3 metų. 29-ąją rungtynių minutę įvartį Taurui pelnė Vytautas Dragunevičius, galva smūgiuodamas kamuolį. 53-ąją minutę krito dar vienas įvartis. Jo autorius buvo Tauro kapitonas Mantas Lėkis, kuris smūgių galva perskrodė savus vartus. Tai sunkios rungtynės. Niekas lengvų rungtynių čia ir nelaukė, nesitikėjo. Aišku, mūsų lydėjo sėkmė. Lydėjo kartais ir varžovų sėkmė, bet be sėkmės sporte pasiekti rezultatą neįmanoma. Kažkiek gal žaidėjai buvo primygę, gal trūko kažkokio užsivedimo, nežinau, kame čia reikalas, bandysim įsiaiškinti. Ačiū Titui Vitukinui, kuris ėjo antram kėlinyje, įnešė labai tikrai daug gyvumo. Mums pradėjo atsirasti epizodų daugiau priekyje. Ir tiek, aišku, belieka džiaugtis iš tikrųjų 3 taškais. Žaidimą yra šiuo atveju dar labai kur gerinti. Žaidimo kokybė šiandien momentais buvo į ką pasižiūrėti, bet momentais iš tikrųjų norėsim susukti. Nieko nepadarysi, taip kartais būna iš tikrųjų. Sakau, trūko šviežumo, trūko gyvumo, galų gale susitiko 2 apylygias komandas, panašaus braižo ir su kūryba šiandien buvo problemų. Realizacija be abejo, sušlubavo realizacija irgi šiandien. Aišku, labai trūko puolime Luko Baranausko, kuris būtų nešę žymiai daugiau gyvumo ir tos kovos, tikros vyriškos ten kovos priekyje, kurios galbūt reikėjo, galbūt nesimatė, kad jos buvo. 79-ąją rungtynių minutę tauragiškis Maksimas Lukaševičius neįmušė 11 metrų baudinio po pražangos, už kurią Vaidotui Rutkauskui buvo parodyta geltona kortelė. Sunkios rungtynės, šiaip ne taip, laimėjom. Antro pergalė iš eilės labai džiugu. Manau, rungtynės tikėjomės sunkių rungtynių, bet jos buvo dar sunkesnė, gal netikėjomės. Padarė meškos paslaugą, gal pergalė prieš Šiaulius, visi iš kelio atsipalaidavom. Ir tikėjomės, kad čia irgi nugalėsim, bet matot, kad visi žaidžia, visi moka žaisti, teko labai pakovoti stipriai. Ir ačiū Dievui, kad sėkmė šiandien buvo mūsų pusėje, tai pergalė pasiekė. 84-ąją minutę Dainavai vėl padėjo aukštesnės jėgos. Tauro legionierius Antonijo Campanella smūgiuodamas galvą pataikė į vartų konstrukciją. Per pridėtą laiką tą patį pakartojo dainaviškis Arnas Mikaitis. Pasibaigus rungtynių laikui rezultatu 2-1 dzūkai šventė pergalę.